Rugpjūčio 6 diena įkėliau vėjo malūną, sukasi lengvas vėjelis ir mano malūnas sukasi virš aukščiausia sparnuotė, bus apie 11-12 metrų aukščio, lengvas vėjelis, na va tokį vėjo malūną. Viskas paprastom priemonėm, iš lengvų konstrukcijų, stebulytę radau, savartinė, metalo laužė, 1,5 euro su visais guoliais. Sparnai iš kanalizacijos vamzdžio, nu, dar 5-6 eurai. Biški vėjas tokio kampo, kad jam nežino, kuria kryptim suktis, jisai šoninis yra. Kai jisai pradės pūsti iš veidinės pusės, jis suks teisinga kryptim. Bet vėjas kaitaliojasi, reiškia, nu tai ir paskui dar, todėl jisai tos savo krypties nepagauna. Ir dar reikės padaryti balansavimą, nes viena sparnuotė panašu, kad biški sunkesnė sveria žemyn. Bet čia jau reikia daryti visiškai tykiu oru. Va! Du žodžiai sveika ir sudie. Da 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 da. Namas. Vėtrungė. Rodo vėjo kryptį. Ant guoliuko sukinėjasi. Vėtrungė kartu yra ir žaibolaidis. Va, surengta konstrukcija, nuleidimas per koloną. Kad kolonas žaibas neuždegtų, uždėtos apsauginės kardelės ir įvarytas 3 metrų įžeminimas nerūdienčio plieno. Žaibosauga, jeigu samdyti, kainuoja 600-700 eurų mažiausiai. Jeigu pasidarai pats, kainavo iki 50 eurų, nu, pusdienukas darbo, nedaugiau. Tai va tiek. Ir malūnas. Jeigu samdyti, tai tikriausiai 1000 eurų. Jeigu pasidarai pats, kaip sakiau, iki 10 eurų. Didelis.